Sveiki, gegužės 5 dieną atidarome savo renginį Inžinierių dienos. Kaip ir kiekvienas Grand renginys turi Grand atidarimą, bet mes turime Grand Chilo dieną, kuri vyks aikštelėje prie stadiono. Jūsų lauks įvairių žaidimai, tokie kaip Angry Birds, bučiuoklis, kuris yra pamėgtas visų studentų. Taip pat galėsite išsikepti maisto šašlykinėje. Be to, galėsite sužaisti žaidimus ir mašinos viduje. Taip pat galėsite sudalyvauti sumo turnyre. Saulei nusileidus visi bus kviečiami pažiūrėti filmą ant bendrabučio sienos. Ten bus ir fakyrų pasirodymas. Antradienis – proto diena. Dieną pradės teminės paskaitos, kurias ves Saulius Lapienis, Red Bull komandos atstovai ir žymus lenktynininkas Benediktas Vanagis. Kurias savo jėgas pokerio turnyre galėsite išmėginti didžiausiame sportinio pokerio klube Du Karaliai. Mūsų gudrieji dalyviai savo jėgas galės išmėginti protmušio turnyre, kuris vyks muzikos Rūsyje. Vakarą vainikuos orientacinės varžybos Saulėtekio miškuose. Iki pasimatymo. Jeigu jūs esate sportiškas žmogus ar mėgstate kultūringai praleisti laiką, VGTU ir Liausų sudalyvauti gegužės 7 dieną, tai yra trečiadienį rengiamoje sporto dienoje prie Balto tilto. Joje galėsite sudalyvauti ir krepšinio, ir tinklinio, ir rankų žaidimų rungtyse, pamatyti šokius ir aibę įvairiausių kitų pramogėlių. Kviečiame sudalyvauti. Sporto dieną vainikuoja Transas, tai kompiuterinių žaidimų LAN party, pradedant League of Legends turnyru, baigiant stalo žaidimais fakultete. Visa naktis mūsų lauks, o dabar grįžtam prie treniruotę. Ketvirtadienis, gegužės 8, garsioji auto diena. Jos metu galėsite išbandyti Dino stendą, patikrinti, kiek jūsų automobilis prarado ar įgijo galios, taip pat rinksime geriausią vairuotoją specialiame kliūčių ruože. Tad iki susitikimo auto dienoje. O vakare startuoja orientacinės varžybos, kurių dalyviams reikės ne tik naudotis transporto priemonėmis, bet ir pritaikyti elektronikos žinias bei naudoti mechaninius sprendimus, bei susipažinti artimus Vilniaus miesto aplinką. Gegužės 9 diena. Ta diena vyks jau 20 metus skaičiuojanti Transmechanija. Transmechanija tradiciškai pradeda automobilių paradas, kuris prasideda nuo transporto fakulteto ir baigėsi Siemens automobilių aikštelėje, kur vyks studentiškas automobilių slalomas. Taigi, jeigu turi kažkokį automobilį, dar nevėlu užsiregistruoti ir sudalyvauti. Susitiksim tenais.